Atėjo metas apžvelgti paskolų klubą, kas jame įvyko per rugsėjo mėnesį. 2023 metai, nežinau kada žiūrėsi šitą video. Rugsėjas baigėsi, paskutinė rugsėjo diena. Ir žiūrim, kas čia darosi. Metinė grąža apie 10%, šiek tiek daugiau. Uždarbis per visą tą laikotarpį nėra didelis, bet startas buvo taip pat nedidelis, buvo investuota štai įnešimai ir pervedimai į sąskaitą tik tais 2600 eurų, plus gavau dovanų už rekomendacijas, dar plus 53 eurai. Per visą tą laiką, dar 5 metai nesibaigė, viso portfelis jau pasiekė 4000, šiek tiek daugiau. Šiemet planas gal iki 5 nepasididinsiu, bet tikiuosi arti 5 bus. Kai bus 5000 eurų, 5000 eurų portfelis, paskolų klubas turėtų suteikti man kitokį statusą. Ten tas vadinamas bronzos, ar kaip ten, nežinau, reiktų žiūrėti. Bet statusas keičiasi ir keičiasi sąlygos pardavimo paskolų klubui paskolų, kurios vėluoja. Ten 10% naudingiau būtų tą daryti, bet nors tiesą pasakius, aš nei vienos paskolos nesu pardavęs vėluojančios paskolų klubui. Vieną tiesiog pabandžiau parduoti antriniai rinkai, tas man pavyko, tuoj pasižiūrim. Štai matot, investicijų pardavimas antriniai rinkai, berods už nulinę gal kainą aš pardavinėjau, be jokios premijos, ir dar 10 centų teko sumokėti paskolų klubui už tarpininkavimą. Ir taip pat, matot, 38 centai tarpininkavimo mokestis už investicijas, kurias jie bando išsiieškoti. Tai kaip ir nėra labai dideli pinigai. Pinigai, aišku, apsisuko pakankamai, kaip čia išsireikšti, kelis kartus pinigai apsisuko šitoje platformoje, jau sugrįžo ir vėl buvo reinvestuoti. Įmokos susijusios štai čia jos sugrįžo ir vėl buvo reinvestuota, tai sakyčiau, nuo 2600 tai apsisuko daugiau nei 2 kartus. Jau pinigai per visą šitą laikotarpį. Na ir žiūrim, kas čia darosi, koks tas mėnesis, kiek tų palūkanų uždirbo, portfelio peržiūra, vėlavimo, toje grafikai pasirodys, pamatysit. Štai pagal gautas įmokas 72% nevėluoja, kiti visi po truputėlį vis vėluoja. Čia žiūrim pagal mokėjimo grafikus, matot, koks atsilikimas, net 46% beveik atsilikimas. Bet vėlgi man šitie rodikliai nėra tokie super baisus. Aš vis nuo karto užmetu ten akį pasižiūrėti, kaip ar tie skolininkai, kurie vėluoja, nors kažkaip moka, nors kažkokią dalį, tai tikrai nemaža dalis pinigų juda. Na, toks grafikėlis, taip atsidarom 9 mėnesį, 5, 6, 7, 8, 9 mėnuo. Tai negautų įmokų, tai 25, 56, 81 įmoka negauta, yra kur pasistengti. Grynojo portfelio ROI tik 6%, čia prieš tai mėnesį irgi buvo 6, štai buvo 16%, buvo 10, buvo 11%. Aha, čia jau nebeskaičiuoja, reikia tiesiog pradėti nuo anksčiau grafiką. Na ir svarbiausia man eilutė, tai yra gauta palūkanų suma ir gauta vėlavimo palūkanų suma. Žiūrim, 34 eurai, 48 centai ir vėlavimo palūkanos 1,97 €. Viso virš 36 eurų. Panašiai atrodė ir praeitas mėnuo. Dar prieš tai mėnuo taip pat neblogai atrodė.
prastesni, faktas, prastesni mėnesiai, bet kol tas srautas yra toks daugiau mažiau vienodas, apie 36 eurus, panikuoti tikrai neverta, pinigai juda ir šitą srautą jau galima iš principo, jeigu tik tais norisi naudoti, aš nežinau, ten telefono sąskaitai apmokėti, galima interneto sąskaitai apmokėti ar dar kažką, bet investavai 2600 eurų, pasiauginai kelis metus ir žiūrėk, jau visam gyvenimui gali apsimokėti dalį kažkokią tai savo sąskaitų. Tiesa, aš nemoku tais pinigais sąskaitų, nenaudoju jų, jie visi reinvestuojami, nes tikslas auginti pinigus, o ne juos išleisti. Tai taip ir judam. Laukiam rytojaus, naujas mėnuo, štai rodikliai nuliniai. Na ir pažiūrėsim kito mėnesio gale, ką atneš spalis. Tai tokios naujienos. Daugiau naujienų rasite Facebook'e, ten dažniau aš postinu. Taip pat galima užsukti į tinklaraštį, asmeninį tinklaraštį, kur rašau tiek apie savo mąstymą, apie savo strategijas, apie teisingus būdus, kaip valdyti tą riziką ir daug įvairių įdomių kažkokių tai faktų ir naudingos informacijos jums, kuri galbūt padės kažkam iš jūsų sėkmingiau naudotis platformomis arba bent jau žengti tos pirmuosius žingsnius turtėjimo keliu. Tai tokios naujienos šį mėnesį, atsisveikinu ir iki malonaus ateityje kol kas.